Atsimenu vieną įsimintiną kelionę. Kai tu man pasakei, kad susitikinėjai dar su 2 merginam, nes nesi tikras, ar aš tikrai tau geriausia. Vat dėl to šitą kelionę ir buvo įsimintina. Mano pasimatymo laikotarpį, kai aš ateinu pas jį į namus ir knygų lentynos, ten Tantric Love arba Sexual Healing. Padarėm įdomių ir aš kažkaip man tai fan. O kodėl ne? Tai mes visi bandydavom kažkokius naujus masažus. Jisai būtų iš tų vyrų, kuris pirmas ten sudeda muziką, uždeda žvakutes. Ir kiekvienam tam etape aš tave pažinau vis kitokią ir tu man kuo toliau, tuo labiau patikai. Vienintelis dalykas išlaikyti seksualinį gyvenimą nenuobodžiu yra tas, kad jūs abudu už jį atsakingi ir jūs abudu kuriat daug kas iš mūsų. Aukščiau tuos. Nelyskim, daugiau čia įvaizdus tau. Bet kam reikia tiek nuogų pečių? Nu, va, šiandien taip. Šiandien turėsim progą išsiaiškinti, ar aš jau tau nusibodu. Kai taip atrodai, tai tikrai nenusibodai. Prašau. Iš tikrųjų, bendraujama su merginom, supratau, kad daug kas iš mūsų... Aukščiau tuos. Nelyskim, daugiau čia įvaizdus tau. Bet kam reikia tiek nuogų pečių? Nu, va, šiandien taip. Va čia yra dalis nenusibodimo. Aš stengiuosi būti pati savo įdomi ir šiandien podcast'e pristatau tokį man kiek neįprastą variantą. Bet va, pažiūrėkit, koks susidomėjęs. Tai tu stengiasi, kad nenusibostum? Aš kažkaip, aš stengiuosi, kad nenusibosčiau. Bet labai įdomu, kad šitą temą mes dažnai aptarinėjom su merginom, ypač su to merginom, kurios pradeda santykius. Ir jom kažkaip atrodo, kad nueis kažkoks, laikotarpis, kai, ten karštas seksas, kai daug dovanų, ten gėlių, visa kita. Ir paskui prasidės kažkoks blogas periodas, kuris vadinasi nusibodimu. Ir jame nieko gero nėra. O tai tu esi turėjus tokius, kai atsibosti? Gal ir jo. Aš esu turėjus ir tokių santykių, kai aš galvoju, ką aš iš vis darau tose santykiuose, žinai. Bet... bet esmė, kai buvo fainai, o paskui kažkas nutiko ir jau nebe fainai. Atsibodo. Ir kaip tas įvyksta? Tiesiog kažkaip neturi ką kalbėti su žmogum, tada nori kažkur išeiti, vengia, man taip yra buvę. Bet aš iki Mindaugo nesu sukūrus tokių labai artimų santykių. Žinai, anksčiau būdavo toks, kad kažkas nesiseka, kažkas neina, bet apie tai nesikalbi, taip kaip mes dabar kalbamės ir kažkaip, žinai. Bet aš įsivaizduoju. Ir mes kaip pradėjom dirbti kartu, man draugė sako, tai dabar jau viskas bus blogai. Ir... mes patys taip galvojame. Ir mes patys taip galvojam, bet... Ėjom pas terapeutus, ten skundėmės, we are working together. Jo, bet iš tikrųjų, šiandien mes paliesim gal tik tai tą temą, kaip nenusibost ir koks požiūris yra mūsų po 12 metų kartu. Ir tu man visai nenusibodęs, tai tu galėsi papasakot, ką tu darai. Ar tu turi strategiją? Tu man irgi nenusibodai, tai tu galėsi irgi papasakoti. Aš žinau, kad, pavyzdžiui, pati nuo savęs, ką galiu pasakyti, aš turiu tokį įdiegtą dalyką, kad man pačiai turi būti su savim įdomu. Pas ją žinot, koks yra? Daugiau, gražiau, geriau. Pas mane iš tikrųjų būti toks gyvenimo moto. Žmonės šitų dalykų išmoksta ir man atrodo, kad jie yra išmokstami. Tai įdėta. Aš esu tas, kuris išmoksta. Jo. Aš labiau galėčiau sėdėti taip ant sofos, kaip sakyt, labai taip stabiliai ir per daug niekur ten važiuoti, ne ką. Bent jau ne tiek, kiek, pavyzdžiui, kad tu užvedė į tą pusę. Kas yra gerai? Aš prieš porą dienų buvau pas savo tėtį, jisai man išsakė, ką jisai veiks. Tada sako, ką tu? Ir aš tai bandžiau. Žinot, kai mano tėtis pasako, ką veiks, tai labai sunku būna prisitemti. Nes tėtis tai važiuos su motociklu, tai tvarkys tą, paskui darys tą, tada ten... Dar vieną kruizą į Afriką planuoja paskui. Šitas buvo, žinokit, geras dalykas, aš jums turiu papasakoti. Vakar mano tėvai grįžo po 2 mėnesių kruizą. Ne šiaip ten Europai kur nors ar bet Amerikoje. Čia yra mūsų Karibose. Update'as, Karibose. Tėvai grįžo iš Karibų. Ir mes šitaip savaitėlę laiko su išvelniai, vis tiek reikia atsigauti, žinai, apsupam dėmesiu, neprašom, kad padėtų su vaikais. Vakar paskambinu mamai, mama sako, dabar negaliu, važiuoju Vilnių, ten tvarkausi ambasados reikalus.
Ir aš klausau, ten mano mamai per 70 metų ambasados reikalai, man pradėjo vardinti Kenija, Namibija, Mauricijus. Aš galvoju, viskas prie mano tėvų neįmanoma prisitempti yra. Mano tėčiui, jeigu tu važiuoji į tą pačią vietą, kad ir ilsėtis ar atostogauti antrą kartą, tai mano tėtis net neklauso, jisai išeina tiesiog. Mindaugas sako tėčiui, nu tai gerai, tai dabar nuplauksite į Afriką, o kas toliau? Tėtis tada tau sako, kas? Bus viskas tada jau. Bus viskas, užbaigtas pasaulis. Sako, aš jau 1,5 karto visur apėjau, apvažiavau ir bus viskas. Tai pažiūrėsime, tikrai bus viskas. Aplankytas visas pasaulis. Aplankytas visas pasaulis. Tėtis mano, kaip sakyt, va. Tai aš ateinu iš tokios šeimos, kur, kaip sakyt, nu, jūra iki kelių, kaip ten yra kažkoks. Nu, va, daugiau, geriau, vienu žodžiu toks. Pas mane priešingai, ne? Tai kažkaip mes... Jo. Aš tave gal labiau į tą numušimą pusę, tu tokia daugiau, ne? Mes iš tikrųjų, kad ir kaip būtų keista, mes labai gerai susibalansuojam. Nes aš visada tokia esu deganti, o Mindaugas yra toksai, kur biški taip įkvėpkurų. Paskaičiuoti reikia. Aš tai, Kanadoj ant ežerų šalusios slidinėjimas, važiuojam! Na, aš turiu tokią pusę. Bet sugrįžtant prie mūsų temas, ką aš noriu pasakyti, tai man atrodo, kas man padeda šituose santykiuose išlikti įdomi, tai ta, kad aš turiu pati savo būti įdomi. Pavyzdžiui, jeigu aš darau tą patį patiekalą, nu, nežinau, savaitę 2, ne? Aš pradedu taip nebedegti nieko ir man pačiai pradeda darytis neįdomu. Tuo pačiai būna neįdomu, jau. Aš jeigu darau tą patį maistą diena iš dienos, mane tiesiog pradeda nervinti. Jo, ir jinai, pavyzdžiui, užsidega, kad kažką naujo padaryti jai pačiai įdomu ir man įdomu ir vėl užsisuka. Bet gerai, tai tu esi va tokia išskirtinė moteris. Šiandien aš jums pasakysiu, šiandien pas mus šaldytuvėm yra naujas ruošiamas patiekalas. Jautienos faršas su kepenėlėm bus visiškai naujas patiekalas, gerinantis testosteroną. Ne tai, kad reikia jį gerinti, bet tiesiog pamačiau ten pas vieną merginą. Į perspektyvą. Labai gerus kotletukus. Ir jau šiandien pati esu excited ir jam įdomu, ir aš excited, ir žodžiu, žiūrėsim, kas gausis. Dabar, kai jau baigiam pasižavėti manim, tai dabar pereisim prie tokių praktinių patarimų. Kaip iš tikrųjų padaryti, kad... Kokie tavo patarimai, kad nenusibos? Ne patarimai. Aš tiesiog nėra jokių patarimų. Yra mano patirtis iš mūsų ten 12 metų santykių. Tai aš per vestuvės parašiau tokią kalbą, nežinau, ar įdėsim, gal neįdėsim, pasitarsim, kad mes einam per gyvenimą. Ne? Ir buvo skirtingi etapai. Buvo ten tas susižavėjimo laikas, ten, pavyzdžiui, atsimenu vieną įsimintiną kelionę į Paryžių, kur važiavam. Buvo vienas, ar ne? Ir kažkaip per tai pažįsti žmogų. Ir pavyzdžiui... Kai tu man pasakei, kad susitikinėjai dar su 2 merginam, nes nesi tikras, ar aš tikrai tau geriausia. Vat dėl to šitą kelionę ir buvo įsimintina. Tai neinant į detalės, nekim į tas detalės, į skaudžius prisiminimus. Aš nenoriu prisiminti tas kelionės, bet gerai. Aš irgi turiu prisiminimų. Tai ir pavyzdžiui, jeigu būtumėm užsisėdėję šitoj romantiniai, sakykime, srity, tai man atrodo ateitų atsibodimas. Jo. Bet mes tada pradėjome eiti į visokius važiuoti seminarus kartu, tas toks dvasinis tobulėjimas. Vėl kitais kampais. Tai mes dažniausiai važiuodavom į seminarus. Vėl atrandi apie žmogų dar naujų dalykų. Vėl jisai būna vėl įdomus. Paskui kas prasidėjo? Paskui prasidėjo mūsų bendra veikla. Vėl tada gali apie tą žmogų sužinoti. Ne? Paskui atėjo rimtesni verslai. Paskui atėjo vaikas. Mindaugas, ką sako? Bendras gyvenimas. Ir toj pabaigsiu. Tai visi tie dalykai, ir aš per savo tą mūsų vestuvių kalbą sakiau, ir tas tikrai buvo mano taip išjausta, kad ir kiekvienam tam etapė aš tave pažinau vis kitokią ir tu man kuo toliau, tuo labiau patikai. Ir iki šiol tas yra. Ir mūsų tie etapai, aš nežinau, koks bus kitas. Dabar yra vaikų auginimas ir aš tave vėl atrandu kaip, kaip mama mano vaiko, nes tu jau buvai mama. Tai ir tas man yra labai žavu. Ir tu apie tą žmogų vis
kažką naujo. Naujo atrandi ir jisai, aš nežinau, ar gali nusibos, nebent mes užsisėdėtumėm, va, tėvai, bam, viskas, arba ten meilužiai, bam, viskas, meilužiai ir tada jau savaitgaliai susitinkam. Man iš tikrųjų, va, jeigu jūs esate santykių pradžioj kažkokio ir pergyvenat, kad kas bus, ar jūs nusibosit jam ar ne, tai pavyzdžiui, man tie pirmi metai yra iš tikrųjų pats neįdomiausias laikas. Net neįdomiausias, man tai buvo pats emocionaliausias toks. Kur tas tu ten prieš jį kažką bandai padaryti, vaidinti kažkokią fainą, jisai ten prieš tave, tada tas pradedi suprast, koks tas žmogus yra iš tikrųjų, turi savotiško žavesio, bet jeigu jūs galvojat, kad ten kažkoks yra super etapas, už kurį geresnio nebus. Kažkaip vyresni žmonės, kurie ieško poros, tai jie kažkaip sako, aš taip noriu prašokti tą laiką greičiau, kai va pasikalbi, nes tada gali suprasti, koks žmogus, ar ne? Man ten, jisai pirko dovanas, dovanojo gėlės, ten mes turėjom romantiškų momentų. Mes tų romantiškų momentų dabar turim turbūt dar daugiau. Tikrų romantiškų. Tikrų romantiškų. Kad būna, jie tiesiog nutinka ir man daug kas sako, va čia tas momentas, kuris vertas filmą. Ir aš sakau, tokia, kuris įsimintinas, kur mes vasėdim kažką darom. Bet jis tiesiog natūraliai susikuria, nežinau, čia vieną dieną labai lyjo, Kamila atėjo pas mus į lovą, mes ten gulim, tai fainai apsikabinę, ten sniega, nežinau, ir aš taip galvoju, mano yra gyvenimas, kurio... Life worth living. Ir tokiu momentu jie ateina, ir ten ant kokio kalno stovint, bet nebūtinai. Bet žinokit, ta romantika, jinai niekur nedingsta, jeigu tu viduj turi tokį, kaip sakyt, degančią liepsnelę, kad toliau nori jos ieškoti. Man atrodo, labai dažnai žmonės tiesiog sako, aš jau jį žinau, tipo. Tai va, gal šitas būna problema, kad žinai ir nebeini kažkokias naujas patirtis, bet man atrodo, žmonės dažnai žino viduj, kad reikia eiti į kitą etapą. Ne, vis tiek tai yra santykiai, draugystė, bendras gyvenimas, ten bendra buitis, paskui eini į vedybas, paskui eini vaikus ir jeigu kažkokio etapo sustoji, arba tu supranti, kad gal man ir nelabai patinka, ką aš matau, tai tada jau kiti gyvūna. Aš nenoriu su juo susituokti ar su ją ir kažkaip tas... Toj vietoj gal ir būna tas atsibodimas, nes kaip ir... Aš sutikčiau, nes mano kelios draugės irgi yra, kad susitikinėja ten, tas pasimatymo etapas niekaip nesibaigia, jie ten susitinka savaitgaliais ir vėl galvoja, ką veikti ir jau visos ten Klaipėdos Palangos apvažiuotas ir sako, taip labai sunku ką sugalvot. Tai man atrodo, kad jeigu nėra kažkokio bendro tikslo, jeigu nesikeičia tavo gyvenimo aplinkybės, ne? Aš tai nesakau, kad būtinai reikia, kad būtinai ten, visi turi eiti į bendrą gyvenimą, vaikus, tai jokių būdų. Bet gali gal plėsti, ar tos pačios kelionės, ar tie patys, nežinau, tobulėjimai kažkokie. Man atrodo, kad aš esu pakankamai kūrybinga ir tokia pakankamai greit besikeičianti, bet man atrodo, kad jeigu ten aš su Mindaugu neprogresuočiau, žinote, neičiau į kitas ten, dabar mes ten pažinom viens kitą kaip verslininkus, tada pažinom kaip tėvus, tai išspausti ten iš savęs dar daugiau patekaliukų, dar daugiau įvaizdžių būtų labai sunku. Bet žinokit, kas ateina su metais, tai jeigu kuri tą tokį gražų santykių burbulą, tai jame yra tiek visokių atspalvių, pažinimų. Kas čia man buvo visai nesenai ta akumuliatoriaus istorija, ne? Kažkaip jinai jam pasirodė svarbi, tai gal pasidalins jam. Čia prie tos, prie pažinimo kito žmogaus, pavyzdžiui, dėl ko visai neblogą idėją su, jeigu nori paspartinti tą romantinį visą savo epizodą, išvažiuoti kokią nors, sakykime, sudėtingesnė kelionė, kur gali būti daug problemų, pavyzdžiui. Ir mums nebuvo didelių problemų ten, kai mes važiavom į Austriją, gal buvo problemų, ne? Ir per tas problemas, gali pamatyti žmogų. Ir aš Rūtai sakiau, mes grįžom iš kelionės ir antrą kartą akumuliatorius man numirė. Antrą kartą ir suprantu, aš nesusitvarkiau. Galvojau, gal praeis, nėra taip šalta, bet vienu žodžiu, jisai numirė ir buvo ten 10 valandą. 11 valandą buvo, mes buvom po ilgo skrydžio. Po ilgo skrydžio, Kamila nori miego vienu žodžiu, aš ten kažką bandau skambinti Kasko, atvažiuos tik už valandos. Tai
toks ir Rūta visai nesusinervino, ne truputį manęs nekaltino, nors dabar gal truputį jaučiasi. Bet esmė tokia, kad ir jinai visada tai būna. Jeigu būna kažkokia problema kelionė ar šiaip, jinai taip, okei. Aš su tavim, mes susitvarkom ir vienu žodžiu nėra, kad ai, tu čia nesužiūrėjai, tu durnas ar ten dar, aš taip, kaip sakyti, įsivaizduoju, kaip gali būti. Tai va šita tokia graži tavo savybė, kaip va aš ir sakau, kaip pradžioj sakiau, kad įvairiose situacijose tą žmogų pažįsti ir jis tau fainas. Gyvenimas iš tikrųjų, ir pats kuria tas situacijas ir tada jos, nežinau, pavyzdžiui, dabar mums visai nauja rolė, aš esu paauglės mergaitės mama ir dabar pas ją prasideda, žinai, ten santykiai, dar kažkas ir mes su Mindaugu vėl dabar į kažkokią naują rolę einam. Tai ką tik noriu pasakyti, kad dėl ko nereikia pergyventi to nusibodimo, kad pats gyvenimas kuria tas situacijas labai skirtingas ir jeigu tu savo viduje turi tokią intenciją, kad tu nori būti pats savo įdomus ir jeigu dar tobulėjai, tai man atrodo šito bijot nėra. Gerai, apie tobulėjimą truputį tada. Vėl, man ir atrodo, kad tiek moteris, vyras, turi turėti kažkokias temas, apart, nežinau, gal darbas, gal, pavyzdžiui, man mūsų kryptis, va tokios interesų yra tokios kažkiek susijusios, bet kartu ir skirtingos ten. Ir kai mes, pavyzdžiui, su Rūta susitinkam, tai mes turim ir kažkokių ir naujų temų, ar ne? Ir tu turi ką, taip, ir tas, būna įdomu. Žinokit, va šita sritis, kad nenusibos žmogui, man atrodo, čia irgi yra labai svarbi tokia santykių dalis ir tą tu turi kaip ir vystyti pakankamai lygiagrečiai, kaip ir kitus dalykus. Dar moteriam labai turbūt įdomi yra seksualinė tema. Kaip miegot su to pačiu vyru 12 metų ir... 22 metus. Kodėl 22? Perspektyva. Gerai, perspektyva. Bet jo, merginos sako, žinai, ten Rūta daug metų praeina, kūna tas pats, ten technikos mūsų tokios pačios. Tai aš nežinau, tu sutinki su to, kad seksas nusibosta? Nesutinku. Nes mes iš tikrųjų, šitoje srityje gal dėkinga, kad mes važiavom pas ir mokytojus, kurie į tą sritį irgi ten vedė mus, ten tas pačias, aš atsimenu, pavyzdžiui, gerai, imam sekso temą. Pavyzdžiui, pas Rūtą būdavo tokios knygos, ten Slow Sex, pavyzdžiui, Richardson, ne? Ne, pas jį būdavo knygos, mes kaip susitikinėjom. Pas mane būdavo knygų irgi. Pas mane būdavo irgi ir ten tau. Įsivaizduokit mano pasimatymo laikotarpį, kai aš ateinu pas jį į namus ir knygų lentynos, ten Tantric Love, arba Sexual Healing, arba masažas. Ir aš galvoju, kas čia? Tave domina ta tema? Ką? Mane domina, tarp kitko domina, aš papasakosiu vieną vairį. Vienu žodžiu, aš prisiskaičiau visokių ten taoistų knygų ir ten būdavo irgi su seksualinė energija, ten vienu žodžiu, aš nesileisiu detalės, bet užsisakiau iš, nežinau, kokios ten šalies, iš rytų šalių kažkokių žolių. Žalių. Peka ten $150 kainavo. Ir vienu žodžiu, tu tas žolės įsidedi į alkoholį, aš dėjau į brandy, ten tokią kolbą pasistačiau, crazy story. Ir kaip aš nebijau. Supranti, ir tu jos supili, ir aš ten atsimenu, su jais ten konsultavausi, kaip ten ką ten, laikai jas 9 mėnesius, ten kažkas vyksta su jie. Ir čia gaunas kažkoks ten Young, ten Wine Spirit, vienu žodžiu, ten kažkoks yra pavadinimas viso, Wine Spirit kažkaip vadinas, bet dar turi, ten kažkoks sugalvojo ir tas turėjo labai pakelt visą energiją, vienu žodžiu, kad ten vos ne visam gyvenimui. Nepaėjo, ta prasme, nepaėjo, kad nepajaučiau jokio būsto ar kažkokio ten, kažkokio bairio, tik tai turėjau, tą blendį išgeriau, ten, žinot, po truputį, bet mano buvo toks tobulėjimas. Žinot, žavi dalis šito istorija yra ta, kad Mindaugas visada irgi ieško kažko, tai ten, pavyzdžiui,
Pasitent tikrai būdavo tų knygų, tai mes visi bandydavom kažkokius naujus masažus. Jisai būtų iš tų vyrų, kuris pirmas ten sudeda muziką, uždeda žvakutes ir dar gal kažką turi kažkokių idėjų. Bet Rūta irgi atneždavo savo idėjų ir sakau, bandom, ten kokia ateina, kokia tu atsineždavai, kokią praktiką, pavyzdžiui. Meditacija, ten valandas, nežinau, koks nors ten žiūrėjimas į akis ir ten kažkas. Turėjome savo šitą. Kvepavimas koks. Tai mes, daug tokių padarėm įdomių ir aš kažkaip man tai fan. O kodėl ne? Tai dabar biškai, nuėmus tą mistiką visą, mes praėjom per tą etapą, žinot, kai aš ten bandau būti super seksuali, kiekvieną ten savaitgalį nusiperku kokius naujus fainus apatinius ir, žinot, bandau ten ir jam įspūdį padaryti ir savo. Šitas etapas buvo, paskui perėjom į kažkokį tantrinį etapą, kaip ten, žinot, energiją skelt, paskui atsirado vaikai. Tada pampersų keitimas, sauskelnės ir, žinai, ten bandymas rasti laiko kažkur savo, kai ten tavo ta krūtinė tokia skaudanti visa ir paskui ten dar pamiršau pasakyti, ten intimus gyvenimas per nėštumą, vėl visai kitokia atspalvė, ne? Šiaip tik tai paėmus, kad... Geri atspalviai. Geri atspalviai, bet šiaip, kad jie visai visi tokie savotiškai kitokie. Ir nėra, kad čia jūs, žinot, baigė tą etapą, kai tu ten jį trauki, nes tu ten gerai išsilenkus ir tada tu jo nedomini. Nežinau, kad merginas, jeigu jūs laiko tame dėmesį ir intenciją, kad šita vieta irgi reikalauja dėmesio, gali būti labai fainai, bet čia jau būtų atskiras podcastas. Mes turim tokią nuostatą, kad nėra taip, kad, pavyzdžiui, aš ten turiu intenciją jį sugundyti ir išlikti jam įdomi. Ir ar ten apdovanoti jį kažkokiais seksualiniais dalykais dėl to, kad kažką gerai daro. Man atrodo, šitas iš karto feilina, jeigu tu turi tokią nuostatą santykiuose. Vienintelis dalykas išlaikyti seksualinį gyvenimą nenuobodžiu yra tas, kad jūs abudu už jį atsakingi ir jūs abudu kuriat ir abudu pasiskiriat laiko. Ir ne tu jam, ir jis neturi tavęs uždeginėti, jūs abudu dirba. Aš tikiuosi, mes grįšim dar į savo tos laikus, kur, žinai, 3 valandas, lovai ten, žodžiu. Dabar mums labai sunku, su paauglė, žinai, kad dukra namuose ir dar su kita mergaitė, tai ta dalis sudėtinga, bet mes, kaip Mindaugas sako, planuojam ją iš naujo atrasti. Tai va, tai... Važiuosim savaitę į Graikiją. Važiuosim. Graikijoje gerai, ten buvo, žinot, be telefonų, ten gali savo masažuotis visą dieną. Tai va, tai faina, tikrai yra ką atrasti. Ir jeigu turi tokią nuostatą, kad tu nori sukurti gražiau, įdomiau, ir jeigu ta nuostata yra pasabudu, tai, aš dar galiu tave matyti įdomiau, kokią 20 metų, jeigu tu patrauksi. Tai va. Ir kelionės ten ir dar kažkai, žinot, patekalai, nėra to, kas tuo tikrai nereiktų apsiriboti, ne? Tai va, tai dabar, kad apibendrintumėm įžvalgas, man atrodo, iš savo moters pusės, Mindaugas gal iš vyro pasakys, turi būti įdomus pats savo. Ir tą padaryti nėra labai sunku. Yra moteris, kurios ten turi įstras, žinai, ten domisi muzika, šokiais, makiažais, jos jau natūraliai turi tą. Bet ne visom tas duota. Tai tada turiu susirasti, bent kažką, gali skirtingas sritis, bet kad nebūtų tas fletoks, ne? Jeigu tik tai vaikai, nieko neveikiau. Kiekvieną dieną, kažkas naujo sužinoti. Kažką nors truputėlį naujo ir tas jums pačiom bus fainiau ir akis jūsų degs gražiau ir kažkaip, man atrodo, tas tikrai padės prie to nenusibodimo temos. O toliau nieko kurt kartu, ne? Ar tu turi kokį super patarimą? Tai va. Aš žinau, kad kažkaip... Neužsisėdėt gal vienoje vietoje. Aš stengiuosi būti pakankamai įdomi. Aš net savo vaikams stengiuosi būti įdomi. Man Ema vieną kartą sako, mama, kaip su tavimi įdomu. Bet aš atsimenu, kai jinai būdavo mažytė, aš ten eidavau ten į kokį, nežinau, Pegasą, susirasdavau knygutę, kaip piešti. Taip. Su Kamila dabar ieškau visokių reelsų ten. Ką padaryti, kokius darbelius? Mes turim rudeninius darbelius, mes turim ledo darbelius. Ir kažkaip, visą laiką stengiuosi, aš iš savo pusės padaryti tą gyvenimą įdomų. Nes, nėra, kad jis, aišku, jis bus iš savęs įdomus, keisis etapai, bet, tu irgi turi pridėti. Teisingai? Ar tu turi kažkokią įžvalgą? Ne?
Tai va, ačiū labai, kad žiūrėjot mūsų podcastą, tikiuosi jums buvo įdomu, pasidalinkit savo įžvalgom, kaip jūs išliekat įdomios. Tu man labai įdomi, Jėtus kokia tu įdomi. O, aš tau įdomi? Oi, kaip gerai. Gerai, tai šitoje vietoje ir atsisveikinam, pamojuojam, ačiū, kad žiūrėjot. Ate.